Ole, sveiki atvykę mano kanalą, mano vardas Elžbieta ir malonu jūs matyti. Šiandien šitame vaizdo įraše mes pakalbėsime apie praeitos savaitės žinias, kas įvyko įdomaus Ispanijoje. Taigi, likite su manimi ir pradedam. Praeitą savaitę Ispanija nustebino tikrai visus. Sančeso žaidimas su ES ir Izraeliu. Visgi kasgi atsitiko? Tai, ko galbūt jūs nežinojote, bet Ispanija jau senokai pasisako prieš Izraelio veiksmus Gazoje. Ir Sančes nuėjo vienu žingsniu toliau ir pasiūlė visai Europos Sąjungai oficialiai atsisakyti, nutraukti prekybos sutartis su Izraeliu. Skamba drąsiai, tiesa, bet jūs paklausite, o kuo tai baigėsi? Visgi Vokietija ir Italija pasakė ne, o be visų balsų tokio sprendimo priimti neįmanoma. Taigi Sančes grįžo namo be nieko ir Izraelis pavadino jį vaidmainiu, kuris palaiko totalitarinius režimus. O ką jūs galvojate apie šią naujieną? Rašykite komentaruose, man svarbi jūsų nuomonė. Ir dabar pakalbėkime apie antrą žinią, kurią, manau, jūs visi žinote, apie masinį legalizavimą ir aš dar pridėčiau chaosą. Atrodo, skamba puikiai, tiesa? Žmonės nori išeiti iš šešėlių, nori dirbti legaliai. Bet kaip vyksta viskas iš tikrųjų? Nes visada yra lazda iš dviejų galų. Eilės, jos yra visur milžiniškos. Žmonės ten stovi po visą dieną, ateina paryčiais ir stovi, laukia savo eilės, nes visi nori legalizuotis. Žmonės netgi nakčiai stovi prie savivaldybių, kad gauti tą eilės numerį, kad tave po to priimtų. Ir ispaniška sistema, ką kolapsuoja. To ir reikėjo tikėtis. O dabar prasideda kita legalizacijos pusė. Kai sistema kolapsuoja, atsiranda verslininkų, kurie užsidirba iš to. Ir šiuo metu Ispanijoje yra pardavinėjami suklastoti registracijos dokumentai, kurie kainuoja apie 250 eurų. Nėra jie tokie pigūs. O jeigu kalbėti apie eilės, tai čia irgi verslas labai netgi veikia. Jeigu jūs norite stovėti visą eilę, visą naktį, tai jūs galite nusipirkti vietą arčiau. Nusipirkti. Ir jeigu jūs norite stovėti arčiau pradžios, tai už vietą galite sumokėti nuo 50 iki 100 eurų. Ispanija yra tikrai labai kūrybinga. Na, aš galbūt sakyčiau, kad ne Ispanija, o Ispanijos gyventojai, netgi ne Ispanijos gyventojai, o emigrantai, kurie ten gyvena ir naudojasi susikloščiusią situaciją. Suprantu, žmonės tik nori turėti dokumentus ir legaliai dirbti. Bet sistema, kuri taip greitai subyra pirmą dieną, tai kelia klausimų. O ką jūs galvojate? Rašykite komentaruose. Žinoma, mums, europiečiams, nėra tai antiek svarbu, nes mes galime laisvai važiuoti ir iš tikrųjų labai lengvai legalizuotis Ispanijoje. O dabar pakalbėkime apie laboratoriją miltuose. Gerai, miltų sandėlyje. Tolede policija rado kokaino gamybos laboratoriją. Ir kur? Miltų sandėlyje 8 tonos kukurūzinių miltų, o viduje paslėptas kokainas. Iš Kolumbijos per Rotterdamą buvo 13 sulaikytų ginklai, šarvuotės, 170 000 eurų grynais. Ispanija tai ne tik saulė ir flamenko, kaip mes galime matyti. Žmonės yra labai kūrybingi. Štai tokia buvo Ispanijos savaitė, politika, dokumentų chaosas ir kokainas miltų fabrike. Ispanija niekada nenustoja stebinti. Jei jums buvo įdomu, spauskite like ir užsiprenumeruokite mano kanalą. Stengsiuosi kiekvieną savaitę grįžti su naujomis žiniomis iš Ispanijos. O komentaruose galite parašyti, kurį naujieną jūs labiausiai šokiravo arba labiausiai buvo įdomi. Taip pat galite dalinti savo nuomonę. Iki kito karto, hasta la próxima!